13 kelionės diena. Leidom savo Malbokį pasimti viešbutį. Turim balkoną didelį, pasistatėm dviračius. Čia. Su tokiais šedeurais ant sienų. Šitas viešbutis yra kažkoks buvęs sportininko ar kažkieno, tai čia turbūt Kiekspiemė šalia stadiono. Už lango stadionas. Tai va, šiandien judėsime link Lietuvos. Susirinkti reikia savo bardakėlį visą. Kad nešti dviračius į lauką. Iš antro aukšto, čia esame antram aukšte. Kaip norite. Šiandien gersim kavytės. Tai dabar link Elblago važiuosim. Pati geriausia parduotuvė Lenkijoje. Bidronka. Pradedam 13 dienos kelionę. Šiandien plano jokio neturim, tiesiog reikia kilometrus naikinti. Boltas paliktas. 100 plius turbūt šiandien bus. Nežinau, kur nakvosim, matysim kelyje. Pievai greičiausiai, kai nors prie miško. Arba tiesiog pievai. Lekiam iš Malbroko į Elblagą. Ką tik išlietų dviračių taku. Ir mes nežinom, kiek jisai tęsis ilgai. Va, kai žiūrėsim patys tą filmuką, jau žinosim, ant kiek mes čia džiaugsimės ateityje ar liūdėsim. Jo. Labai tikimės, kad iki Elblagą, bet to nebus greičiausiai. Nu bet, kaip sako, viltis durnių motina. Neėtėm visus savo takus ir lekiam to šviežių, kurio dar niekur nėra užnešta, jokių navigacijų. Pažiūrėsim, kaip čia bus, ane? Pabandom. Tuo taku paliek. Nu, tiesiog kaifuojam mes čia. Tarp žirnių ir plento. Šumacheris parinks priekį. Gera, ne karšta, ne šalta. Nu, puikios sąlygos minimui. Nu, va, ir baigas mūsų takas. Nedavažiavus to pusiaukelį, ne, važiuosim pa ten. Mesim dabar ten į šoną, apvažiavimą. Apvažiuosim laukais, miškais, ploniai. Ką jūs savo manot? Lenkijoje gonėlė saugo. Nu, aguonų laukas. Taip, bet čia labiau aguonas nei kažkas kita. Kiek Lenkijoje keliai labai geri yra visur. Prašom, asfalčiukas. Dasivažiavom kiekų. Oi, čia tai keliai. Čia tai keliai. Jau geriau žvyrkelis. Tai toks asfaltas. Tai apie Lenkijos kelių būklę truputį. Kad visi keliai Lenkijoje sutvarkyti toli gražu netiesa. Keliai yra toli gražu, neidealūs, visur kaip ir Lietuvoje. Stebuklų nėra. Duobės irgi va. Asfaltas. Mums to asfalto reikia važiuoti. Į tą pusę atvažiavom iš ten. Dabar važiuosim ten. Ir nieks negerėja. Nieks negerėja, žiūrint į priekį į ateitį. Duobės. Visur duobės. Tarp žirnių laukų ir kviečių ir avižų. Sustojom tiltuko su vaizdu į upę. Į upę kažkokią. Čia vietiniai mato aulų, matau skarpų. Nu, žodžiu, šiukšlyną padarė. Tai va. Žiūrėjom ir žiūrim. Kas čia ir per augalas? Tokių labai daug. Gražus jie. Kaip gėlės. Sustojam, va tas link Elblago judam, kelias eina va tenai, kur medžiai, tolumoj.
O mes va tokio važiuojam, kadangi. Bet gerai, čia vis nei mašino nėra, nieko šilta, toks tvankumėlis biški daras jau. Esam ant tilto, atvažiuojam į Elblag miestą, čia labai gerai matos panoramą jau. Čia Lenkijos autobamas, dar pusė eina. Ir tenai. Jie be pusės. Nu, mes škrisim žemyn dabar. Jau. Zum, zum. Elblagas, Lenkija. Niekaip aš nesuprantu tramvajos eismo. Čia važiuoja, jie kaip jie čia važiuoja. Kokios šitais tramvajų taisyklės jau kelinti, nežinau, kelintą miestą Grybo pjamos su tramvajais. Kažkai šviesoforai keisti. Tuo, man atrodo, kad mums reikės į kairę. Galimai. Pusė. Čia Daiva fotkina. Paparacinami. Labai mėgsta paparacinami. Nu, mum tiesiai dabar. Varysim į Žabką, ieškam Žabkas. Ten nulieksim žemyn ir žiūrėsim, kur ta Žabka. Atrobėjus. Kiek gražu. Daugiabučių kvartaliukai. Čia po Elblagą dabar plakamis. Ieškam Žabkos. Kur ta Žabka? Kurva Žabka. Žabka kurva. Čia žinokit, kurva ne keiksmaždas Lenkijoje yra. Čia visiškai. Staptelsim čia. Valiuką patirinėsim, kur čia prasideda. Kur ta Žabka pasidėjus. Kur ta Žabka. Labai Lenkų vairuotojai kultūringi. Iki kol jau kiek 7% Lenkijos pravažiavom kokį. Nu tai super kultūra. Ne ką prasčiau nei vokiečiai. Jo. Pakalbino. Pakalnėlį, reikia laikyti abiem rankom vairelį. Čia kelias asfaltas geras, bet labai daug sukilom. Gerai, gerai. O taip, pasileidi, pakyli, pasileidi, pakyli. Visas kelias toks bangom. Bet žiauriai fainas kelias. Mažai mašinų, kultūringi vairuotojai. 13 diena eina, kilometrai sukasi, ratai sukasi ir tų. Gavo, kad Daiva važiuoja, mane prižiūri. Jo. Labai smarkiai mynėm. Sustojom, pavalgėm stotelį. Autobusų, bet čia yra serpantinai. Za tokio nesu matęs bairį Lenkijai. Kilom 140 metrų, o čia viršūnė kalno. 140 metrų sukilimas buvo, bet labai greitas.
Ir jau buvo serpantino vingis. Čia iš El Blago važiuojant į Pinienzo. Iškart už El Blago kalnas prasideda. Netikėjau, dar Garminas ką rodė ten. Šiek tiek klaidžiojam, biškį paklydau nedaug. Kainavo porą kilometrų klaidą. Kylam grindinio kalnu. Galėjom pasiūti jau tokie. Aš sutinku, jos gražu yra, senoviška. Gražu, Bet kai reikia su dviračiu kilti tokiu, bažnyčia štai gražiai, faina. Tai tokia babutė. Einam bažnyčią. Gal mišias dar paklausom. Sesios greitai. Bažnyčia? Kylam čia dabar jau šaligatvis šioks toks. Nes to grindinio kilti čia yra tragedija. Visas dantis barškint gali dar baisiau žvyrkelį. Čia kalnai šiandien. Biškį nusileidžiam, kylam, biškį nusileidžiam. Čyzus laimina. Kalną pasiekus. Labai neveikia navigacija. Dėl to, kad esam netoli su Rusijos siena, Kaliningradu, Karaliaučium teisingiau. Tai jie ten kažkokius vykdo, kažkokius žemo darbus žemina. Ir šokinėja ryšys žiauriai. Navigacija dingsta. Nėra signalo. Pit stopas. Upė, tiltas, ant tilto. Ten Daiva kažką filmuoja, ką jie čia filmuoja. O, čia buvęs tiltas. Prieš įkalnį. Čia buvo tiltas, likusi kolona. Ne vieno va buvo per upę senas tiltas. Liko. Va čia ir va ten dar va matos. Kad būtų čia per karą susprogdinta aiškiai. Koks šis buvo, nežinia. Geležinkelio ar ne geležinkelio. Vis dar lekiam 110 kilometras. Nakvosim kažkur laukuose, dar nežinom kur. Ir nuo 7 pradėsim žvalgytis, kur čia pasistačius palapinę, į kokius šienainius. Nu, vaizdai tokie kaimų. Plutį. Šiaip labai graži provincija Lenkijos. Gražus vaizdai, bet labai daug kalnų, labai daug. Tadam įkūrėm Lenkų ūkininko nupjautam žolės laukę. Bazinė stovykla įkurta 120 kg. Čia pripakuota visas mūsų mantas, maistas, kava, maistas. Ten dar jau kažką sėdynės uždenginėja nuo lietaus. Tai va, kelintą 13 dienos pabaiga čia jau yra šiandien. 13 kelionės dienos pabaiga. Saulė nusileis, baigia.
gražios lubinai.